Jūs įsivaizduokit, kas būtų, jeigu vietoj gėlių puokštės, su kuriomis atėjo šiandien į bažnyčią, jūs laikytumėt butelį rankose šnapso, arba pinigų krūvą, arba įvairius savo darbo rezultatų pasiekimo popierius. A būtumėt laimingi? Turėtumėt paklausti tų, kurie taip daro, ir jie pasakys, kad jie yra laimingi. Ypatingai jeigu alkoholio butelys yra geras, tai jis laimingiausias žmogus yra. Bet kiek ilgai? Ta laimė praeinanti, pasibaigia. Atrodo žmogus laimingas, ką jis turi rankose, atrodo jis patenkintas ir iš tikrųjų taip jis jaučia, bet laimė labai greitai praeina tą, kurią jis turi. Greičiau ar vėliau. Tuo tarpu gėlelė, kurią jūs turite šiandien rankose atsinešę, ji nuvys greitai, galbūt jūs susižuvinsit, pasidėsit namuose, taip, ilgai jums primins šitą iškilmę, bet ji simbolizuoja, kaip minėjau, amžinai gyvenimą, į kurį žengiat. Ir esate tada laimingi ne tik dabar, bet ir visada būsit. Štai ką reiškia švęsti Marijos ėmimo į dangų iškilmę, kurią be abejonės mes gavome per Dievą ir Jėzų Kristų, kuris per ją įsikūnijo ir atėjo į šitą žemę. Įvadas. Dabar žiūrėkit, gražų švento rašto žodžiai buvo ir girdėjom tą Marijos giesmę, šiandien skaitoma yra Evangelijoje. Ir tokie žodžiai užstringa, kada jį ištaria, aplankiusi Elzbietą ištaria, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Visos kartos. Ir taip yra. Visos kartos tiek amžių, ypatingai katalikų bažnyčia, stačiatikių bažnyčia, ypatingą pamaldumą, išskirtinumą skiria švenčiausiai Dievo motinai. Bet ir kiti krikščionys negali atmesti, jog Marija yra Jėzaus motina, taigi Dievo motina. Ir jie yra, aišku, ypatinga garbė, kad kaip ten bebūtų. Kas ta Marija? Kas ta Marija? Jūs pagalvojat. Mes, aišku, negalim istoriškai prie jos prisiliesti, labai nedaug nuotrupų yra pateikta Evangelijoje, bet keletas dalykų tiesiog glumina, kai pagalvoji. Žiūrėkit, Marija, ji buvo paprasta mergaitė, paprasta. Ji nebuvo iš kažkokio dvaro, iškilmingos ypatingai šeimos, ten įtakingos visų pripažintos ir žinomos. Ji buvo paprasta mergaitė, nereikšminga, nieko nenuveikusi, neintelektualė, neverslininkė. Paprasta mergaitė. Ir Dievas ją pasaulio istorijoje arba išganimo istorijoje išsirenka. Ja, paprasta. Ir žinot, visada Dievas veikia ypatingai ir be abejonės su nuoroda į kiekvieną žmogų. Ir dabar tu, būdamas paprastas žmogus, gali suprasti, jog esi irgi Dievo išrinktas, pastebėtas ir Dievui labai svarbus. Nesvarbu, koks būtum. Paprasčiausias. Ir kas be ko jūs tai žinote. Ir mes klausėm galbūt šiandien, kodėl Dievas neišsirinko kokios nors intelektualės, ypatingai protingos, tenais moters, arba kokios nors verslininkės, kuri viską gali tenais ir supranta įvairius verslo dėsnius. Kodėl neišsirinko? Dėl to, kad šiandien, jeigu jūs pažiūrėtumėt į tuos intelektualus, protingus ir ypatingai kažką tai gyvenime pasiekusius žmonės, viskas gerai, bet jie kartais yra tokie protingi, jog Dievą net prašauna.
Nu tai kaip jiems Dievas gali apsireikšti, nes jie yra protingesni už Dievą. Suprantat, pradžių žiūrėti, jie protingesni už Dievą. Nu tai ką tu ten su juo kalbėsi apie Dievą, jeigu jis yra pats protingesnis už Dievą. Tai ne Dievas į tą, jis aišku, taip pat yra Dievo mylimas, kas be ko, bet jis neišgirsta Dievo balso. Arba verslininkas koks nors. Jis tiek yra įsigilinęs į savo verslą, į savo uždarbį, į pinigus, kad sekmadienį reikia švęsti, jis neturi laiko. Dievui laiko neturi. Nes jam darbai, jis turi pailsėti po visko ir panašiai. Tai kaip Dievas gali tokį prakalbinti? Suprantat? Nereiškia, kad tie žmonės yra žemesni ar Dievo nemylimi, jokių būdų, bet paprasčiausiai tiek yra save sukoncentravę į kitus dalykus, kurie jiems atrodo svarbiausi, kad Dievas prie jų negali prieiti. Nors jie tokie pat yra žmonės, bet jie per tą savo išmintį ir protingumą ir ypatingumą to, kaip sakant, galbūt neatskleis. Dėl to Dievas parodo ir šventame rašte ne vienoje vietoje yra, kad jis apsireiškia, kalba tam paprastam žmogui, ne dėl to, kad jis paprastas ir Dievas jam kalba, o jeigu tu toks protingas, tau nekalba, ne. Dėl to, kad tas paprastasis, jis turi laiko ir jis yra, nuolankus, išgirstantis Dievo kvietimą, kaip ir jūs šiandien atėjot, galbūt čia esate ir verslininkai, ir ypatingai protingi, viskas gerai, bet neskaitant to, jūs esat nuolankus, paprasti. Ir žinot, kad Dievas yra aukščiau už viską, ir kad už jį nesat protingesni, ir kad viską gavot iš Dievo. Viskas. Tai yra esmė, kada Dievas gali prakalbėti. Mūsų tas mažumas. Ir Marija būtent tai pabrėžia, kad štai Dievas tą mergelę pačių paprasčiausiai išsirenkia ir visos kartos ją palaimintą vadins, ne šiaip savo. Vienas dalykas. Antras dalykas, aišku, yra irgi labai įdomus, kadangi, kaip minėjau, šiandien mes minim švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Ką tai reiškia? Čia susipina daug reikalų, bet iš esmės pagrindinis dalykas – mirtis. Marija, kaip ir visi žmonės, turėjo mirti. Žinot, kaip Marija mirti turėjo? Pradedam, kaip čia mirti turėjo? Bet jeigu Jėzus mirė, tai kaip Marija nemirs? Suprantat? Bet štai mes esam visi žmonės mirtingi. Ir mes visi mirsime. Faktas nepaneigiamas, kas bebūtum, paprastas, išmintingas, intelektualas, ypatingas, vis tiek ateinam iki tos mirties. Kas po to? O štai ir Marijos ta šventė mums simbolizuoja bei rodo, kad mirė Marija ir visokių, be abejonės, yra aiškinimo versijų ir paskui mokiniai neberanda kūno Marijos. Suprantat? Problema. Jūs pagalvokit, laidotuvės, numirė kas nors jūsų artimas žmogus, pašarvojot, viskas sutvarkėt, ateint kūno nėr. Kur palika? Būtume didžiuliai bėdoj, suprantat, didžiuliai klaustukai būtų jums, kaip čia atsitiko. Tai tiems mokiniams panašiai nutiko. Nėra Marijos kūno, ten įvairios tradicijos kalba, kad gėlių pilnas karstas, taip toliau, ta vieta, žinot, tai aišku, įvairios ten yra aiškinimai ir nežinoma mokiniai ką daryti. Ir tie visi skirtingi aiškinimai, jie tęsiasi. Ir dabar, pavyzdžiui, iki šių dienų teologai, patikėkit, jeigu aš jums pradėčiau pasakot, įvairių aiškinimų pateikia. Apie Marijos mirtį ir apie jos paėmimą į dangų ir kaip to kūno nebeliko ir panašiai. Bet bažnyčia, žinot, kad žmogus pradėt galvoti vienaip, kitaip, kad tokia srovė tikėjimo, kitokia, tikėt, netikėt, čia kaip čia yra. Bažnyčia mums pasakė dogmą paprastą, kad Marija yra paimta su kūnu ir siela į dangų. Viskas, taškas. Ir kada tu pradedi ten kažką galvoti, kaip ten galėjo būti, kur tas kūnas prapuolė, kaip ten ką, ar taip, ar vienaip, ar kitaip, ten dvasinis kūnas, ne fizinis kūnas. Žinot, išvedžiojam daug. Bažnyčios dogma tau, su kūnu ir siela paimta į dangų, viskas.
Ir savęs, žinot, aš irgi skaitau teologiją ir randu įvairių dalykų. Ir kartais pradedu galvoti, ar taip, čia ar anaip, žinot, ar tas teologas įdomiau šneka, ar kitas. Bažnyčios dogma, stop, grįžk atgal, viskas čia yra pasakyta. Kad tu nesimėtytum, kad tu kažkur nenukeliautum ir pradėtum nesąmonės galvoti, ne? Kažkokius išvedžiojimus savo, kaip sakant, apie tą mirtį ir Marijos paėmimą į dangų, susigalvojus įvairių pasakų, įvairių kažkokių šiais laikais knygų prirašyta, kažkokie visokios pasakos, stebuklai, legendos ir Ne. Bažnyčios yra tokia pozicija, kūnas vėl paėmė dangų. Kaip ten paėmė, kas ten nutiko, kaip tie mokinai jaučiasi. Ar ten jie matė, ką nors, ar nemat, mes nežinom. Suprantat, spekulacijų nebėra. Ir dėl to paprasčiausiai mes turim tą tiesą, nes tikėjimo tiesa yra slėpinys. Jos negalim iki galo išnarplioti, bet taip yra. Ir tai nurodo į mūsų mirtį ir prisikėlimą, kas be ko mūsų kūnai neišnyksta. Mūsų kūnus arba į pečių įkiša ir sudegina, arba mūsų kūnus palaidoja ir jie išnyksta žemėje. Bet dvasinis kūnas, prisikėlimas, čia irgi daug yra teorijų. Kaip sakant, apie šitą amžinąjį gyvenimą, kurį Jėzus Kristus mums padovanojo, bet Marija mums nurodo, kad mes irgi keliaujame į dangų. Ir dėl to šita šventė yra išskirtinė. Marija mergelė, žmogus, mes žmonės. Nuoroda į mūsų amžinąjį likimą per jos užtarimą ir per jos žengimą į dangų. Jėzus Kristus, Dievas, suprantama, tai nelengva paaiškinti, Dievas, kaip jis nemirs, aišku, viskas aišku, bet Marija jau žmogus, mes irgi žmonės. Mums atsakymai sudėti šito išganimo istorijoje. Ir tada mes, kaip sakant, jau esam ramus, turim tikėjimą ir laikom ne ką kito rankose, o gėlių puokštės, laukdami taip pat savo įžengimo į dangų iškilmės, nes irgi bus iškilmė, brangus tikintieji. Paskutinė mintis. Žinot, kaip sakant, daug dalykų yra. Marija nukeliavo ir pasveikino Elzbietą. Ką reiškia žodis Elzbieta? Reiškia iš žydų kalbos Dievo šabas arba šeštadienis. Ką reiškia Dievo šeštadienis? Žydai švenčia šabą šeštadienį, mes švenčiam sekmadienį. Tai yra mūsų šabas. Žiūrėkit, reiškia išsipildymą. Reiškia išsipildymą. Ir pasakyta yra labai taikliai, laimingai tikėjusi, jog išsipildys viskas, kas viešpaties jai pasakyta. Išsipildymą reiškia. Elzbietos vardas iš hebrajų kalbos reiškia išsipildymą arba viešpaties šabą, viešpaties išsipildymą. Jeigu mes dirbam visą savaitę, kuo sunkiau dirbam tą savaitę, tuo labiau mums reikia poilsio. Kodėl? Kad pasidžiaugtume ir savo darbo vaisiais, kad pailsėtume, kad pabūtume su kitais, kad prisimintume, jog ir Dievas yra, ir savo amžinąjį likimą prisimintume ir kitus dalykus. Yra tam tikra prasme išsipildymas. Švenčiam sekmadienį, mūsų atsigaunam, pabūnam su Dievu. Kitokia yra diena. Juo daugiau dirbi, juo labiau reikia šitą. Jeigu nėra sekmadienio, nėra išsipildymo. Suprantat? Nes aš turiu dar tą padaryti, tą su tuo susitikti, tą nuveikti, tą ir panašiai. Ir nebėra to gyvenimo džiaugsmo. Jūs turbūt esate tą pastebėję.
Ir kodėl einam į bažnyčią, sako, kam ta bažnyčia, eini į bažnyčią, sekmadienį galiu namuose melstis panašiai. Aš ištrūkstu iš tos erdvės, kurioje esu, ir einu į sakralią erdvę, kurioje yra Dievas, kad su juo susitikčiau ypatingu būdu. Dėl to turiu nusiprausti, gražiai apsirengti, ateiti, pabūti ir su juo susitikti. Suprantat? Išeinu, kad išgyvenčiau išsipildymą savo gyvenimo. Nes kita prasme reiškia tas išsipildymas taip pat. Ir suprantat, reiškia vaisingumą. Vaisingumą reiškia. Mes kartais suvokiam, ką reiškia vaisingumas. Gerėsies savo darbo vaisiais. Dirbam ir mums pasiseka padaryti kažką. Ir dėl to mes džiaugiamės. Žiūrėk, man pavyko tą ar aną padaryti. Kaip gerai. Kaip gerai. Aš galėjau tai padaryti. Aš galėjau tą nuveikti. Aš jaučiuosi kaip? Išpildytas. Dėl to, kad padariau. Dėl to, kad įstengiau, reikėjo vargti, suprantat? Tai va, tą sekmadienį aš išgyvenu vaisingumą, tą vaisingumą suvokiu. Bet ne vien tik. Šventajame rašte vaisingumas reiškia ir tikrąją to žodžio prasme vaisingumą. Vaikus, brangieji mano, vaikus, kuriuos Dievas duoda. Vaikai yra nuostabi Dievo dovana. Ir jeigu, aišku, būna visaip kartais, kad negali turėti vaikų, tai yra didžiulis skausmas žmonėms, moterims panašiai, taip, mes visi tą žinom, bet reiškia vaikus. Ir ano metų žmonės vaikeliams leisdavo gimti. Tai jų buvo vaisingumas išreikštas. Dėl ko? Kadangi turėjo tikėjimą. Ir daug vaikų gimdavo. Dabar kokios problemos, visi žinot. Nebėra vaisingumo, nebėra vaikų. Kodėl? Suveskit viską. Dėl to, ką reikia. Man reikia keliauti į užsienį, man reikia tą dirbti, neužteks pinigų, reiks vargti, sunkiai išauginti. Ne vienas tėvas man pasako jaunas, tau bepigis kalbėti, vaikų neturi, čia, žinai, gali postringauti. O ką reikia užauginti, ten, žinot, jūs tai žinot, aš suprantu, ką reikia užauginti, tai va ir bėda, taip toliau išdėstu visą teoriją. Ir vis dėlto, ką be išdėstytų, nėra išsipildymo. Jūs vyresnis moteris irgi dažnai sakot, ką būčiau jauna, tai daugiau vaikų būčiau gimdžiusi, dabar po laiko, suprantat, suvokėt, ką tai reiškia. O tai išsipildymas, kaip yra į šventą raštą sudėta viskas. Viskas yra sudėta ir jeigu tu su Dievu gyveni, tu turi kitus registrus, kitą pojūtį. Ir suvoki, kas tai yra, galbūt tu nesuvoki, va taip, kaip aš čia šiandien jums aiškinu, bet suvoki iš vidaus suvoki, tai supranti ir apsisprendi, ir darai, ir šventi sekmadienį, ir leidi vaikams gimti, suprantat, ir tada turi pilną gyvenimą, pilną, išsipildžiusi, vaisingą, nors stovi su gėlėm ir atrodo esi be nieko, bet taip nėra. Turi pilną gyvenimą. Štai yra tokia šiandieninė šventės prasmė, kurią mes švenčiame. Amen.